Sveiki, brangus klausytojai, su jumis Aušra ir podkastas 5 minutės. Pagaliau atsivertė. Jėzus paklausė dar ir 3 kartą: Simonai, Jono sūnau, ar myli mane? Petras nuliūdo, kad Jėzus 3 kartą klausė, ar myli mane, ir atsakė: Viešpatie, tu viską žinai, tu žinai, kad tave myliu. Jėzus jam tarė: ganyk mano avis. Evangelija pagal Joną 21 skyrius 17 eilutė. Šis širdį ištiriantis klausimas buvo būtinas Petro atveju. Jis yra būtinas ir mums. Atstatymo darbas niekada nebus visiškai gyvendintas, jei nebus pastebėtos blogio šaknys. Daigai būdavo nukerpami ir vėl, kai tuo tarpu pati kartumo šaknis buvo palikta toliau augti ir apnuodyti daugelį. Turi būti pasiekta pati blogio esmė. Kai 3 kartą Jėzus uždavė Petrui klausimą, ar tu mane myli, tyrimas pasiekė jo sielos centrą. Nuteisęs save, Petras puolė ant uolos sakydamas: tu viską žinai, tu žinai, kad tave myliu. Taip turi atsitikti kiekvienai sielai, kuri pažemino Dievą ir tiesos bei teisumo atsižadėjimu įskaudino Kristaus širdį. Jei gundoma siela išlaiko išbandymą ir aš neprisikelia gyvenimui, jausdama skausmą ir pažeminimą, tai tie išbandymo ašmenys atskleidžia, kad siela iš tiesų yra mirus savajam aš, bet gyva Dievui. Ir tvirtinančių, kad jei siela suklumpa ir puola, tai ji niekada nebegali atgauti savo ankstesnės padėties. Tačiau šis mūsų tyrinėjimas pavyzdys tam prieštarauja. Patikėdamas jam rūpinimąsi sielomis, už kurias jis atidavė savo gyvybę, Kristus davė Petrui geriausią įrodymą, kad pasitikėjo atstatymu. Jam buvo pavesta ne tik ganyti avis, bet ir ėriukus. Tai platesnis ir daug kruopštesnis darbas nei anksčiau patikėtas. Dabar Petras buvo pakankamai nuolankus, kad suprastų Kristaus žodžius. Daugiau nebeabejojantis, kadaise neramus, pagirūniškas ir savimi pasitikintis mokinys tapo švelniu ir atgailaujančiu. Jis toliau sekė Viešpatį, kurio buvo išsižadėjęs. Mintis, kad Kristus jo neišsižadėjo ir nepaliko, Petrui buvo pilna šviesos, paguodos ir palaimos. Jis netgi pasirinko, kad norėtų būti nukryžiuotas, tai turėjo būti padaryta žemyn galva. Tas, kuris tapo tokiu artimu Kristaus kančių dalininku, taip pat taps ir jo šlovės dalininku, kai jis atsisės savo šlovės soste. Su jumis buvo podkastas 5 minutės ir Aušra.